Sveiki, randame sporto studijoje Fankas. Kalbiname Lietuvos atletinio fitneso čempioną Giedrių Abeciūną. Sveikas. Sveiki, gyvi. Treniruotė bus skirta pasiruošimui varžybom pavasario. Tai yra daugiausia pratimų atliksiu, kas vyksta varžybose, tai yra pristraukimai, atsispaudimai lygiagrečiu ir konceptas. Kadangi yra viršui sunkesnis taškas man, dėl to naudoju gumą, kuri tempintis pasunkina, kad išvystyčiau jėgą į viršų kylant. Ir kiek metų atliekama pakartojimų? Šiuo metu dar atlieku 5 kartus po maksimaliai, bet poilsis ilgas. 3 minutės, kažkaip 3-5 minutės, kol atsistatys kvėpavimas. Šiuose varžybose turi būti atliekamas pratimas, kad petys būtų žemiau alkūnės ir pakilti, kol įsities pilnai ranka. Ir nesvyruoti, kad kūnas būtų vertikalioje padėtyje visą laiką. Taip pat, kad būtų sunkiau, būtų pakeista treniruočių pobūdis, kad raumuo dirbtų savim visom amplitudėm, visų pasipriešinimų skirtingai, kad nebūtų maksimaliai apkratus, kad nebūtų to monotiškumo vien per treniruotės. Darau atlikimą tokį patį kaip ir pristraukimam, 5 kartai, po kiek eina, po 3, 4, 5 minutės po. Pratimas yra pasunkiausias šiuose varžybose, tai reikalaujantis ištvermės. Aš darau intervalinę treniruotę 5 kartai po maksimumą. Tavo savaitės treniruočių ciklas? Yra 5 kartai ir daromi per tuos 5 kartus ir pristraukimai, ir lygiagrečių atsispaudimai, ir irkluojamas. Ir viena diena yra grynai kaip varžybinė, pristraukimai, atsispaudimai ir tik irklavimas. Tai šita treniruotė, kurią mes dabar ir matėme. Taip.